kai pakeičia vartus oro uoste ir mums reikia bėgti. Kai jau bėgam ir tada dažniausiai pagalvojam, nes 10 metų nesportavau, ne? Gera siekiamybė žmonėms ir palinkėjimas, kad gerai jaustis. Kai kilnoju svorius, labai nemėgstu tų treniruočių, bet irgi priimu kaip, kad lygi fondą savo sveikatos pervedu kiekvieną kartą, kad tie raumenys būtų vietoje ilgesnį laiką. Artūrai, dar truputėlį noriu, kad patikslintum, kiek manai, kad galima pakelti savo darbinį amžių su longevity, tai yra, kad gal vis tik tai prieisim prie to, kad nereikės to didesnio pensijų fondo, nes tiesiog daug ilgiau galėsim dirbti ir būti produktyvus. Aš paantrinčiau ir sutikčiau ir su Marijaus įžvalgom, kad manau, kad tikrai mes gyvensim ir ilgiau kokybiškai ir sveikai, nes jaunėjant mūsų ląstelėms, jaunėja ir smegenų ląstelės, ta prasme mes visas kūnas mūsų šitoje vietoje gali atjaunėti, tai ir dabar yra terapijos, kurios, kaip ir pati minėjai, dalinaisi, po deguonies terapijos, paaštrėja protas, atmintis, tu esi gyvesnis, tai naudojantis tom technologijom galima pratęsti ir tą savo tokį aktyvų amžių ir darbingumą. Ir labai įdomu yra tai, kad kaip ir Marijus dalinasi, kad girdi žmonės, kurie sako, mes jau nebesulauksim pensijos, o man žavu yra, kai žmonės sako, aš tikrai ketinu dirbti iki paskutinės dienos. Ir čia turbūt man tas žavu, aš labai norėčiau to ir sulaukti, kad galėčiau būti aktyvus, nes dažniausiai apriboja kažkokie gal kūno apribojimai, kaip ten bebūtų, kūno, proto ar ne, kažkokios atminties, ar demencija būna pas senyvų žmonės. Tai juos tai apriboja ir dėl to jie nebegali tęsti savo karjeros, nes mano mama yra mokytoja ir į pensiją išėjo prieš keletą metų ir tikrai labai aktyvi moteris ir aš iš esmės sakau, kodėl tu nebetęsi? Sako, aš tiesiog pavargau, emociškai pavargau ir nebuvo gal tų priemonių, galimybių ir informacijos ir žinių, ką dabar mes turim ir labai džiaugiuosi, kad mes apie tai kalbam ir tikrai daugiau žmonių sužinos, kad galima daugiau domėtis, daugiau iš to gauti naudos siekiant ilgamžiškumo, sveiko ilgamžiškumo, apie tai kalbėti. Taip pat planuotum gyventi iki 120 ir dirbti iki pat 120. Tai čia minimum. Gerai. O Marijau, kokias rizikas susijusias su ilgamžiškumu ir finansiniu saugumu įžvelgi pats, į ką turėtumėm atsižvelgti ir kaip užsitikrinti vis tik, kad užtektų visam gyvenimui? Čia kompleksinis klausimas iš tikrųjų ir rizikos yra turbūt visų pirma mūsų pačių elgsenai. Tai kaip mes kalbam apie tai, kad galim teoriją žinoti ir žinoti, kaip čia siekti to ilgamžiškumo, bet praktikoje susikirsti reiškia neišpildyti to praktikoje. Tai taip turbūt yra ir su pasiruošimo pensijai, nes tai nieko sudėtingo. Ta prasme, čia iš tiesų, kaip mes paėmėm pavyzdį jauno žmogaus, jeigu jisai ateina į darbo rinką, pradeda dirbti, imkim nuo 25 metų, reiškia, pabaigęs mokslus ir pradeda dirbti, tai jam tikrai nieko daug nereikia ir skaičiuojant grinai net ir matematiškai, šiai dienai užtenka, kad jisai dirba darbą, moka mokesčius sodrai, tai pirmai pakopai, jeigu dalyvauja mūsų sąlygom, vėlgi neimkim apie kažkokius visus įmanomus variantus, bet Lietuvoje, kas labai lengvai prieinama, dalyvauja toj pačioj antroj pakopai, kas irgi, nepaisant įvairiausių čia pamastymų ir kritikų, aš manau, kad tai yra paprastas, efektyvus mechanizmas. Jis nėra tobulas, bet jis yra labai paprastas ir tikrai mažų kaštų. Ir dėl to žmogui gali būti lengva pasirinkti ir dalyvauti. Ir tiesiog, turėti tą klausimą atsakytą, išspręstą ir negaišti savo laiko kažkokiam labai sudėtingiam apmąstymui. Tai jeigu jisai dalyvauja pirmoj pakopai, neišvengiamai moka sodrai, dalyvauja antroj pakopoj, ir galbūt dar reiškia ar jo darbdavys, arba jis pats reiškia kokį 1 ar 2 procentus nuo algos dar deda į trečios pakopos, ar kažkokią panašią priemonę, kur atsideda irgi ilgalaikiam tikslui pensijai, tai to ir užtenka. Bet tokiam jaunam žmogui, kuris startuoja su tokiu kaupimu nuo 25 metų,
daugiau nebereikia nieko stengtis ir jisai užsitikrins tą vadinamą orę pensiją 70-80% pakeitimo normą arba reiškia turės išėjęs į pensiją tiek pajamų palyginus su pajamom prieš išeinant į pensiją. Tai, na ir viskas, bet va čia ir yra sunkumas ir didžiausia rizika visgi, kad ar mes pasiryštam tam planui ir ar mes jo laikomės. Tai labai panaši ta paralelė, tas pats kaip su sportu, reiškia, jeigu mes norim tobulinti savo kūną arba tiesiog pasirūpinti tuo savo kūnu, kad jisai išliktų tvirtas ir sveikas, tai neužtenka žinoti. Reikia nuobodžiai laikytis tos disciplinos, per daug nemąstant ir nenuolaidžiaujant savo pačiam. Tai, nes visada bus pagundų, lygiai taip kaip yra pagundų, gal šiandien geriau filmą pažiūrėti vietoj sporto klubo, nuėjimo, reiškia, pasportuoti. Tai lygiai taip pat atsiranda tos pagundos finansinės, tai prasme, o gal čia paremontuoti mašiną, o gal čia, reiškia, ten nusipirkti kokį nors gadgetą ar dar kažką. Išvykti kelionę. Išvykti kelionę. Nu, tų pagundų yra neribotas skaičius. Priežasčių surasti, kodėl nepataupyti, kodėl man nesilaikyti savo finansinio plano, jų visada yra ir bus. Bet, na, va, tas toksai paprastas, nuobodus, reiškia, plano susidarimas ir jo laikymasis, čia ir yra raktas ir aš sakyčiau, čia yra didžiausias turbūt rizikos. Nu, dar ten yra, aišku, ir infliacija ir kiti dalykai, bet apie tai dar galima atskirai kalbėti. O tai jeigu aš, pavyzdžiui, dabar, čia ne mano pavyzdys, bet teoriškai, ne, turiu senelius, kurie buvo ilgaamžiai, ten senelis gyveno iki 90, močiutė iki 100, aš pati planuoju gyventi labai sveikai, ar turėčiau tada vis tik tai su dabartiniam visom 3 pakopom kažkaip pamastyti daugiau atsidėti, kad vis tik ilgiau aš gyvensiu, nespės, tai, taip sakant, tas vidurkis pavyti situacijos, kurioje aš būsiu, ar manai, kad... Nu, aš tai manau, kad geriausia laikytis bent jau to minimalaus plano. Tai yra ruoštis tradiciniam variantui, kad pensijoje, reiškia, nedirbsi 20 metų. Gal tu ir gyvensi ilgiau, bet labai tikėtina pagal tai, ką paminėjai, reiškia savo genetiką, šansus, tai gali būti, kad būsi stipri ir darbinga ilgesnį laiką. Ir viskas natūraliai išsispręs, reiškia, tiesiog ilgiau dirbsi ir tada nereiks net ir tiek persistengti ten ypatingai daug atsidėdinėti tų einamųjų pajamų. Bet aš labiausiai visgi linkčiau prie to, kad orientuotis į kol kas tą tradicinę taisyklę, kad visgi laikotarpis, kurį jau nedirbsi ir negausi pajamų, bus apie 20 metų ir būti tokiam scenarijui pasiruošęs. Gerai. O aš dar vieną tokį klausimėlį turiu, Artūrai, tau, nes aš čia vis bandau išpešti iš jūsų, kad daugiau reikia pinigų pensijai. Tai kaip tu manai, ar su medicinos, nežinau, lietuviškai 3.0 turbūt ateimu, kai jau rūpinamės ne tik tai ligų gydymu, bet labiau prevencija ir su technologijų augimu, kai pats, kaip dabar žinai, gali labai daug ko už pinigus pasidaryti. Ar nėra taip, kad būtent senatvės laikotarpyje, kai jau tau daug kur skauda, pinigai labai padės to skausmo ir kančios sumažinti ir labai pasijausim tada, kas ten turi daugiau pinigų, kas turi mažiau, bet kad iš principo su technologijų augimu pensijoje mums reikės daugiau pinigų, nes tiesiog turėsim kitas galimybės savo pasilengvinti tą senatvę. Šiaip graudi tokia situacija yra. Kaip dažnai mes renkamės viešą sektorių, turiu omenyje ligoninę, polikliniką, kaip dažnai mes renkamės privatų sektorių, kai patys einame kažko, nebūdami pensijai, šiandien kažko sveikatos paremontuoti. Tai toks įdomus pavyzdys, per pavyzdį galiu pasakyti, ar reikės daugiau ar ne, tai labai priklauso, manau, ir priklausys nuo valstybės, nuo valstybių politikos. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, mane labai kvepia Singapūro pavyzdys. Jeigu žiūrėtume į kainas terapijų, tam tikrų procedūrų, kas šiandien yra populiaru ir populiarėja apie ilgamžiškumą kalbant, tai mums gal ir 500 eurų per mėnesį neužtektų, dar jeigu papildai kokie prisideda taip. O Singapūro pavyzdys įkvepiantis tuo, kad nepaisant to, kad Singapūras pagal savo kainas privačiame sektoriuje galbūt būtų šiandien dienai būtų apie 10 000 eurų, toks pusės metų laiko plano gydytojų priežiūra, tam tikri papildai, bet nieko labai ekstremalaus ir iššaukiančio tokia kaina.
tai Singapūras turi tikslą visą savo tautą biologiniu amžiumi per ateinančius 10 metų pajauninti 3 metais. Ir jie o kaip tą pasieks, dažnai žmonės klausia ir įdomu, o kaip tą pasieks, tai jie visai tautai suteikia galimybę viešose ligoninėse, miesto šalies ligoninėse, tą padaryti už 10 kartų mažesnę kainą. Tai čia tiesiog yra valstybės politika, kad būtų prieinama, kad tos naujausios technologijos, visos terapijos būtų prieinamos kiekvienam žmogui už gerokai mažesnę kainą. Privatus vis tiek išlieka, be abejo, bet tai čia toks, žiūrint į ateitį, ar reikia daugiau atsidėti, tai, kaip sakant, pirštai sukryžiuoti, kad ir valstybė eitų koja kojan ir tikiu, kad eis ir domėsis, kas vyksta. Ir daug inovacijų, technologijų pasijungs į tai, kad mums nebūtų labai didelis iššūkis ir kančia sulaukus senatvės, matant, kad galėčiau, tai yra norėčiau, bet negaliu tuo pasinaudoti. Gera tavo labai mintis, nebuvau pagalvojus apie tai, kad ir valstybė galėtų prisijungti, bet turėjau čia pasirašius statistiką, kad prognozuojama, jog 2050 metais pasaulio gyventojų vyresnių nei 60 metų skaičius išaugs beveik 2. Tai tikėtina ir dar su mažu gimstamumu, tai tikėtina, kad valstybės turėtų pradėti galvoti apie produktyvumo didinimą esamai populiacijai. Tai įdomu. Aš dar norėjau su jumis irgi pasidalinti mintim, kurią su manim dalinosi 2015 metais Tadas Langaitis. Man tuo metu atrodė absoliučiai crazy mintis ir aš galvau, ką jisai čia šneka. Nes 2015 tikrai apie longevity niekas nekalbėjo taip, kaip kalbam dabar. Ir jisai man sakė, kad jau pamatysi, technologijos taip pasikeis ir mes turėsim tokias galimybės prasitęsti gyvenimo trukmę, kad mes pamatysime, kaip kinta pajamų nelygybė per tai, kiek ilgai žmonės gyvens ir kaip jie atrodys. Tai reiškia, kad jeigu visą gyvenimą turėjai daug pinigų ir galėjai leisti savo visas šitas terapijas ir technologijas be streso gyventi ir nueiti į džimą vidury dienos ir nestresuoti dėl finansinio nesaugumo, tai tas labai matysis, kai tau bus 65 ir jeigu gyvenai kitokį gyvenimą, kur visada buvo stygius, tai turbūt to longevity pasiekti bus sunkiau. Aš turėjau šitą pačią diskusiją ir su ŠA klinikos, tai irgi longevity tokio ekspertų daktaru Mera. Ir jisai man sakė, ne Ieva, longevity yra labai demokratiška ir visos tos mėlynosios zonos mums parodo, kad visi, kas miega teisingai, valgo teisingai, bendrauja su savo bendruomenė. Jie iš tikrųjų gyvena ilgaamžiškiausiai. Ir mes su juo niekaip neradom, kaip sutarti, nes aš jam irgi sakau, aš bandau gyventi longevity protokolą, man labai brangu. Ir tada aš stresuoju, kad neturiu pinigų gyventi longevity protokolą. Bet jo mintis man irgi patinka. Tai aš taip vis ir dabar stebėdama, pavyzdžiui, erdvę, matau, kad tikrai matosi, kad netgi visos čia mūsų tos žvaigždės, nuo J.Lo iki bet kurios iš tikrųjų kitos, jos fantastiškai atrodo, 65, ten net reikia kartais paguglinti, kiek tai Nicole Kidman yra. Tai kokios jūsų mintis į šitą temą ir kaip galvojat su ta pajamų nelygybė, matysis, nesimatys? Aš labai nusivyliau, aš pamačiau iš pat pradžių, kaip atrodo Pietų Korėjos prezidento žmona, tada puoliau žiūrėti, kiek jai metų, galvoju, Pietų Korėja čia ilgamžiškumo jau yra elitas, bet aš po to, negaliu patikrinti, ne faktų, bet ten daug plastiką daro. Tai tas jaunai atrodyti, yra gerų tokių memų padarytų, kur gerai žmogus atrodo išorėje, bet viduje labai nekaip atrodo. Ar ne, jeigu mes nuskanuotume, turėtume galimybę pamatyti vidaus organų amžių, ar ne, apie ką ir kalba visas longevity mokslas. Tai ir yra ta sveiko ilgaamžiškumo visa esmė, kad viduje puoselėti grožį, kuris jisai vis tiek prasiverš į išorę. Reiškia, mūsų oda, kūnas, mąstymas, elgsena, visa tai atsispindi jau išorėje, jeigu mes rūpiname savo sodų viduje. Tai tiesiog demokratiškai ir nedemokratiškai geri pamąstymai, kaip ir sakiau, fundamentalūs dalykai. Judėjimas, poilsis, streso valdymas, miegas ar ne, mityba. Tai yra tie
key momentai, tos kolonos, ant kurių mes vis tiek turime statyti. Ir aš labai noriu šiaip iš esmės pasidžiaugti prieš kokį 20 metų galbūt, sporto trenerio kaip specialybė nebuvo tikrai prestižinė. Dabar tikrai asmeninės treniruotės kainuoja. Ir treneriai tikrai ir patys labai prisižiūrintis, nesakau, kad taip nebuvo anksčiau, bet buvo viskas kažkaip paprasčiau į tai žiūrima. O dabar stebiu, kad tikrai asmeninio trenerio tikrai tokia prestižinė specialybė darosi ir jie labai eina tolygiai su ilgamžiškumu, nes mes kalbame, kad turite prižiūrėti save, savo kūną. Tai čia tiesiog mano tokia įžvalga asmeninė, kad labai keičiasi iš esmės tas požiūris, o judėjimas niekada neišeis iš mados, greičiausiai. Tai tu nesakai nei, kad demokratiška, nei nedemokratiška. Nes man, pažiūrėjau, labai nuoširdžiai kyla klausimas, finansinis nesaugumas, jeigu tu jį turi gyvenime, ar tu gali vis tik iki galo mokėti su tuo stresu susidoroti tada per dienas, jeigu pergyveni, kad neturėsi pinigų, pavyzdžiui. Tai vat ir prieinu tada prie tos minties, kad tai gal vis tik turi būti turtingas, kad galėtum daryti longevity. Šiandien persipina. Šiandien greičiausiai taip, kai būna kai atsiranda naujas technologijos ir yra pirmieji išbandytojai, nežinau, lietuviškai kažkaip tai būtų, kuri atsiranda kažkas naujo ir pirmieji išbandytojai visada sumoka daugiausiai. Jo, gal masiškumui didėjant turėtų tie metodai pigti vienas dalykas, kitas dalykas, ką ir Artūras mini, baziniai dalykai, pagrindiniai, juos susireguliuoti, ten miegas, mityba, sveikas judėjimas, savo, psichologinės sveikatos priežiūra ir panašiai. Jie nėra tokie didelių kaštų, bet jie reikalauja labai nuoseklaus darbo ir tam tikrų įpročių, įgūdžių, instaliavimo, pripratinimo visos visuomenės prie tokių įgūdžių. Tai čia niekas kitas negali to padaryti, kaip kad sąmoningumas turi atsirasti visos visuomenės, valstybės lygių. Ir tai turėtų būti pradėta propaguoti. Ir geras pavyzdys Artūro buvo apie Singapūrą. Galbūt jie ekstremaliai, jie yra tokioj palankioj situacijoje, kur jie turi kaip šalis dar, ir valstybės lygių didelius resursus, jie gali skirti tą. Lietuva, nepaisant didžiulio progreso ekonominio, aš vertinčiau, kad mes esam labai geram kely kaip valstybė ir didžiulė pažanga per 30 mečius jau pasiekta ir atrodo, kad mes dar turim daug potencialo, bet dar šiandien nesam tokioje situacijoje kaip Singapūras, kad galėtume kažką labai daug leisti. Bet aš manau, kad vėlgi nuo sąmoningumo priklauso, ir jeigu jau žmonės sprendimų priėmėjai tiek valstybinių lygių, tiek galbūt tam tikrose institucijose daugėja ir tų pačių sporto institucijų, ir klinikų, medicinos įstaigų ir panašiai, kuo labiau populiarės, kuo tai labiau taps standartu, kad turime rūpintis, pradedant nuo bazinių dalykų ir einant toliau į galbūt kažkokius tai ar papildus, ar procedūras, kurios gali didelę reikšmę turėti, tai yra pasiekiama. Ir iki tam tikro lygio aš manau, kad taip, labai sunku surasti tą bendrą vardiklį, ar demokratiška, ar nedemokratiška tai yra, bet aš taip klausydamas ir mąstydamas galvoju, kad iki tam tikro lygio tai yra labai demokratiški dalykai. Jeigu norima maksimizuoti, tai dažniausiai čia vis tiek ta Pareto taisyklė įsijungia ir 80% rezultato galima pasiekti su 20% pastangų. Taip. Apytikriai ta tokia nykščio taisyklė, taip sako, bet jeigu kažkas nori maksimum pasiekti tą 100%, tai likusius 80% reikalingų pastangų reikės įdėti, tame tarpe ir finansinių resursų. Tai taip, tie, kurie norės jau maksimizuoti ir sieks to, greičiausiai mes matysim kažkokią tai atskirtį tame tarpe ir finansinę pajamų, kad ne visiems tai bus prieinama. Aš taip iš šiandienos taško, kaip tą galiu matyti ir vertinti, tai turbūt yra ir dabar tai, kad ne visi dalykai, kas jau yra šiandien prieinama, iš tikrųjų kiekvienam žmogui su vidutiniam ar mažesniam negu vidutiniam pajamom ne viskas tikrai būtų įmanoma pasiekti, nes tai finansiškai brangu, bet ilgainiui gal tų galimybių daugės. Ir aš sakyčiau, vis tiek baziniai dalykai tai yra turbūt tai, nuo ko
sutvarkymo bazinių dalykų reiktų pradėti ir visuomeniai turbūt labiausiai apie tai reiktų galvoti. Šiaip įdomus momentas, visai nesenai pasirodė, moksliniai straipsniai pakankamai senai parašyti, bet nesenai pradėjo dalintis, bent jau Lietuvoje pastebėjau, kad žmonės sportuojantis rakečių sportą savo gyvenimą prailgina iki 9,8 metų. Atrodo kosminis skaičius, bet vėlgi analizuojant ir žiūrint, tenisą galime mes žaisti, kiekvienas iš mūsų 3 galime, ar norime, vėlgi renkamės galbūt kitą alternatyviai sporto šaką, bet čia tą patį judėjimą. Ir tada daug komentarų esu gerų skaitęs. Sako, kodėl tas rakečių sporto atstovas, badmintonas, tenisas, padelis dabar populiarus labai, kodėl būtent, aišku, žiūrint iš tokios medicinos pusės, be abejo labai lavina smegenų veiklą, nes kamuoliukas tau diktuoja arba muselė diktuoja kryptį ir kūnas turi būti fiziškai stipriai pasiruošęs, kad priimti tą iššūkį. Bet čia labai įdomus irgi dalykas, kad kokio sluoksnio, kokio ekonominės padėties žmonės žaidžia tą tenisą ir nusistovėjusi tokia kaip konstanta, kad labiau galintis savo leisti, daugiau savo galintis leisti žmonės žaidžia tenisą per pietų pertrauką ar dienos metu. Tai vėlgi ir tada jų greičiausiai visi įpročiai, ne tai, kad jisai žaidė rakete, gyvena 10 metų ilgiau, bet jo socialinis statusas, finansinis statusas leidžia jam sveikiau maitintis galbūt, tiesiog domėtis, turėti tam tikrą sąmoningumą, kuris bendroje visumoje pakelia tą amžiaus vidurkį. Tai va, tiesiog tokia įžvalga, kuri pasirodė labai įdomi iš tikrųjų. Mačiau, aš irgi tą grafiką apie rakečių sportą, tai pagalvojau, reikės padelį dabar dažniau žaisti. Bet tai imponuoja, iš esmės imponuoja. Ir tada, kai pagalvoji, tikrai tas kamuoliukas, jisai atšoka, lekia į tavo pusę ir tada, kaip sakiau, apie oro uostą. Tu turi bėgti, bet ar tavo kūnas yra pasiruošęs priimti ir būna traumos atsitinka ar ne, tai tu turi savo kūną labai gerai paruošti tam, kad galėtum priimti tuos iššūkius.